Šventės scenarijus rugsėjo 1 proga. Rugpjūčio mėnuo tai tas metas, kuomet visi ruošiamės naujiesiems mokslo metams. Na, o pedagogams galvos skausmas, kaip paruošti scenarijų rugsėjo 1 šventė, kad ji būtų įsimintina, smagi, linksma ir nuteiktų vaikus gyvybingai pradėti naujuosius mokslo metus. Muzikos pedagogė dirbu daugiau jau kaip 20 metų, todėl puikiai žinau, kad per šventę reikia visus įtraukti, tuomet jie visi pasijus reikalingi, reikšmingi ir pradės naujosius mokslo metus džiugiai. Vienas iš galimų šventės scenarijų yra gerasis džinas, kuris pildo visų norus. Kartą vienoje karalystėje gyveno karalius, o jis turėjo nuostabaus grožio dukterį karalaitę Mają, kuri turėjo absoliučiai viską karalystėje. Šiandien Maja gavo stebuklingą lempą, kurioje gyvena džinas. Maja paima lempą, patrina šoną ir staiga iš jos išlenda džinas ir klausia: ko pageidausite, valdove? Norėčiau pratęsti vasarą, kad vaikai šėliotų, žaistų ir dainuotų. Nieko nebus, nes aš nežinau, ką reiškia šėlioti, dainuoti, kvatoti. Gal tu gali man parodyti? Na ir kvailas tu, džine, negali net išpildyti mano noro. Na, bet tiek to, aš tau parodysiu, kaip reikia dainuoti. Tuomet karalaitė, pasirinkusi dainas iš šio kompakto, pradeda nuostabiai dainuoti. Sukasi spalvos ratelį, kviečia pašokti kartu, kviesiu raudoną ir žalią, spalvotam pasaulį skrendu. O džinas suprato, kad vaikai pratęsė vasarą šokdami ir dainuodami, tad nieko nelaukdamas greičiau įlindo vėl į lempą. O Maja su visais karalystės draugais šventė nuostabią rugsėjo 1 šventę. Jei šis video buvo tau naudingas, nepamiršk uždėti širdelės ir užsiprenumeruoti mano kanalą.